Sveiki, podkastiečiai, podkastiniai, podkasto žiūrovai, klausytojai. Šiandien sukrito žvaigždės taip, kad gavom iš meeting rūmo belė kiek mėsos, kurią bandysim keptis patys. Galų gale atėjo ta diena, kai Arūnas buvo priverstas mus pakviesti į sodybą, visiškai be jokio spaudimo, gąsdinimų, grasinimų. Važiuoju pasimti savo smagiųjų draugų. Ir kas čia beldžias, pats jisai, Arsenalo fanų numylėtinis, Arsenalo fan klubo prezidentas, sveiki, šokit, jau netoks drūtas, tilpsit gal. Ką, važiuojam pasimti Džeroslavo. Sveiki. Nu, tai priekio. Sveiki, čia tas taksi, kur reikia dainuoti dainas ir kuo daugiau padainuoji, tu toliau važiuoji. Čia fake taksi. Kas čia per mažį, what the fuck? Nepavažiuoja. Reikia nusiųs šitą aistį ir prakirpsim. Nu gal, aš blogrinsim kažką. Liniau bėgam greit pasimti į meeting roomą Vilniaus gatvėje mėsų. Darom. Čia yra antrekotas mūsų. Tada čia būtų čopsai. Teriuko. Tada iš garnyro eina pomidorų salotas, grill daržovės ir čia japoniški agurkai. Tada yra čimičiurių padažiukas ir tzatziki padažiukas. Tzatziki eina geriau su čopsais ir čimičiuris tada su antrekotu. O gera mėsa išsikeps pati gerai, ne? Čia tikrai nereikia parintis, nebus gera, to labiau visą iš Australijos, čia čopsai iš Naujosios Zelandijos, tai visą pasaulį keliavo, čia mūsų keliavo. Cool. Tik šiaip Arūną ateina maksimalių išbandymų metas. Susitvarkys, mes klausim, ar įmanoma sugadinti mėsą, sakė, kad neįmanoma. Kaip yra geras pardimas, nepasimeta, taip ir gera mėsa, žinai, nesusidegina, tai net ir nemokančiam bus lengva, manau, užkepti. Алло. С вами связался менеджер корпорации Google. Меня зовут Михаил. Да. Šveigų ten šalia gatvė mačiau, nuo jos tai... Tai vis dėl. Ką, keliaujam pažiūrėti, kaip Arūnas gyvena, čia turbūt viską reiks užblurinti, nes norės, kad parodytume. Matosi, kad rinktinėje žaidęs gynėjas. 40 plus daugiau rungtynių. Futbolas, sakykime. Labą dieną, labas. Prie stalo. Atvežė, man čia liupšys atvežė. Dabar kalbėjau rinkinį, sakau, reikia dar vieną šitą. Kas yra? Ragau. Geras, tai duok. Aš negaliu atpilti, žinai, labai. Davai, nebijok. Pajautrus tikliem. O, Arūnas, neblogiau nei meeting room'e. Davai, keletą būdų. Čia, žinai, kas, kur namie sunaudoji. Kaip kolekcija. Ir kabinį. Tai vaizduoji senovinę. Laužą, po to praplėsi įsivies. Pernai. Nu taip, varienas. Čipsiukai, steikas. Daržovės. Šudėtos. Pusiau. Oi, gražiai. Aha, ai va, kaip palau. Nu ir žiūrim, Jarai, žiūrim. Žiūrim, kiek. 3-4? Na? Dar grįžtu, šitas. Va šitą galim. Va taip. Šiuolaikinės technologijos viską parodo. Anksčiau tai iš akies, iš skonio. Eisena nusistatai, kad tavo ten, žinai, Nu jau per daug. jau nelieka dvasios, kaip šiuolaikiniam futbolė, žinai. Čia viskas apie skaičių. Skaičiuosi, ką padėti, tu atiek esi savo virtuvės asas, Jo, kad tau nieko. nieko trukdys, žinai. Dauguma nespranta, ką aš veikiu. Tai va. Tai jie sprendė, jam sportas nėra. Jautiena. Nu, kaip lambas, bet nu tai dar... Van, idealiai. O, čia medium well. Kiek tą magų meko? Oi, jau čia 3 kempai. Čia mano mama, žmonos mamos. Ne, 30, bet tai du turės. Štai ketvies. Pernai ir užtvarnai atsimenu visą laiką tą varėnui pajausdavau, kad, pavyzdžiui, mieste žiauriai karšta, nuvarai į varėną tipo ir toks. Bet varėm tai labai šilta, o dabar biškai saulė leidžiasi. Nu, va, saulutė nusileidžia, medžių yra. O kai Vepleis čia ten klausys nesiūlė, man pats nenorėjo užsienio kalbėti. Nes nerealiai tuo metu Vepleis ir Petkus ten komentatoriai dafėjus žmonės. Ne, bet Petkus su Luku buvo pačioj pradžioj, paskui jau jie... Smagu bus, gal
Ar išgirsi per du miškus tai? Galas nulūžo. Ai, žinau, čia vaikų padalnoju išlaužiu jį. Ai, ne? Pizda, o aš jau galvojau, kad aš čia blėt pridirbau. Aš bandžiau priklijuoti vaikus, sakiau, žiūrėk, čia geras, Daug. O, Lipa. o. Nepritaikyta tiek ilgai. Kamera